Na ką, sveiki gyvi, šiandien turim ketvirtadienį ir žiauriai faina diena, nepaisant oro lauke, kadangi visą dieną lyja, bet šiandien atsitiko porą gerų dalykų, nežinau ar matot, bet ten yra dažytos detalės, kurias vėliau jum parodysiu. Šiandien vakarė šiaip galvoju įkelsiu jum naują video, bet greičiausiai jį įkelsiu tik tai penktadienį, kadangi visiškai nieko nespėju. Dar dabar važiuojant čia visą laiką prakėliau video į savo kitą kanalą, tai žodžiu, daug darbo, bet viskas kaip ir ok. Atvažiuoju į garažą, greitai užkandu ir kimbame į darbus. Tai dar sulauksim Luko, aš iki to laiko eisiu toliau poliruoti, kadangi priekinį tiltelį, žodžiu, jisai buvo nenaudotas, jisai buvo lakuotas, tikriausiai reikėjo nušveistą laką, pavariau truputėlį su dratiniu, tai dabar reikia tvarkyti klaidas. Ir tiek, tai susitinkam už kelių sekundžių garaže. Atvarė Lukas, atsiminiau, kad vakar užpylėm vandens, tai pasižiūrėsim, ar bus balutė po motociklu. Yra balutė. Čia buvus balutė. Čia buvus balutė? Jo. Čia geriausias. Best way to check? Buvau paspyręs. Bet buvo, žinok, mažiau, nes bus nusivolinti. Ne. Ne? Ne. Oi, nerodo. Super, nebėga. Gerai, einu rengtis ir amdiu. Lukas dar nežino bairių. Detalės kaip ir juodas, bet iš arti žiūrint turim raudono daug perlo. Žiūri, tai baisiai gerai. Jo, tai prie saulio turėtų būti tikrai labai įspūdingas vaizdas. Ir tiek. Ant saulės bus raudonas, geriausia pusė. Jo, jisai turėtų būti raudonas, bet labai gerai nudažė, nes šiaip detalės pačios liko juodas. Jeigu būtų daugiau perlo dėję, tada jos ruduot pradeda. Čia šona tomai gerai atrodo. Ką šiandien veiksim? Tai šiandien planas yra toks, reikia difo tepalą užpildyti. Ja. Galinį ratą galimai išsiimti šiandien. Jėzus. Uždėti priekinę blekę bus galima gal? Ar viską vienu metu? Laidus, sulaukiam laidų. Galiniai blekai, aš pažiūrėsiu laidus, pabandysiu šedžiant. Ir lempas dar. Tai dėsimės amortiką turbūt. Galinį imsim. Jo, kairinį reikia dėti, dešinį ištraukti ir vanduo neleidžia, tepalo dar nepilam, galinį reduktorių užpilam. Tepalo dar šiandien visus tepalus. Pilam? Jo. Nu, davai. Tai gal ten geras į tą filtrą. Jo. Ir sa. O aš į tiltelį turiu poliruoti, nes kažkas pridirba čia. Sakiau vakar, kad nesigaus, tai neimk šepetinį, imk dratinį. Aš iš vis čia nieko nedariau. Žinau, aš dariau. Šiandien atlikti darbai, nupoliruotas tiltelis, galinis amortikas įdėtas su apdaila, išimėm kitoj pusėje amortikos apdaila, papoliruot, pavalyti. Lukas išėmė galinę padangą. Rat. Ir ką radom galiniam rate? Guolius subirėjusius randam. Nu, radom subirėjusius guoliukus. Bet čia nerato. Nu, čia ant šitas įsikiša į reduktorių dalykas. Ir čia realiai... šitoj detalėje yra guoliai. Du po vieną guolį. Tie guoliai visiškai gatavi. Nu, tipo, iškirtė viską. Ja. Tai matos, kad buvo keisti pačio rato guoliai, bet subirėjo reduktoriaus perdavimo guoliai. Tai juos pasikeisim. Man tik žinai, kas ir rytoj turėčiau pasimti vairą, užsidėsiu vairą. Ir reikės krapštyti jau elektrą pradėti, nes elektrą reikia krapštyti tiek priekį, tiek galiniam sparne. Kas tau įdomu? Kur kiti guoliai? Kur kiti kamuoliukai? Baba. Prabyba bara. Arba čia tik tai karūną iškirts. Žodžiu su detalė.
Tai va, tokios tokelės, užsakiau jau guolius. Kažkas dar prasuko galinio suporto vieną varžtą. Aš neprasukau nieko. Tai Visi buvo įpūvęs. sakė, veš namo, duos tėtį tvarkys, nes. Tai va, tokios tokelės. Nu ir viskas, šiandien baigiam labai paprastai. Ir tai užsidėsiu vairą priekį. Ir tiek. Tai savaitgalį nieko nedarysim, nes turiu biškai kitų reikalų. Turiu dar kitą reikalą nufilmuoti. Tai susitiksim pirmadienį. Kol kas. Ate. Kiek? Na, ką jūs šmikiant šmakinai. Žodžiu, visai gera diena. Gavau visas nudažytas detalės. Tai bakas, vairas, šoniniai plastikai, priekinis galinis sparnai. Žiauriai gerai gaus, žiauriai gražiai nusidažę. Tai tikrai visai neblogai turėtų susirinkti. Aš kaip tik varau, nupoliruosiu likusias vairo laikiklio detalės. Dedu vairą, tada eisiu, pasikrapšysiu prie elektros. Tas pats, kas dažė visas detalės, nusmeliavo man dūdas. Tai tikrai kol kas viskas labai sklandžiai, labai fainai. Noriu greičiau rengti ir greičiau važiuoti. Tai nieko nelaukiu, kimbu darbus ir truputėlį susitiksime tarp darbų. Papasakosiu, paaiškinsiu kaip kas. Ir tiek. Tai welcome to the happy day number 2. Let's go. Happy dayistas. Nepapasakau, tai šiandien visą tai pasiėmiau. Dar buvau keliose parduotuvėse, gal paminėsiu. Tai pasiėmiau Lemonui kemriukų, dar laidų ir jungčių. Jungtis labai panašios į originales. Tai būtent galinio apšvietimo visam laidynai. Pasiėmiau šitų Kobrai, kadangi visas buvo išpuvę, reikėjo pjauti. Bet nežinau, nepasakosiu, iš kur pirkau, nes nerekomenduoju. Tiesiog paėmiau tol, kol rasiu kažkur, kur pirkti geresnių. Bet to, jeigu žinote, kur pirkti, net nežinau, kaip jie vadinasi, šitų dalykėlių, tuoj fokusuojam. Opa. Šitų dalykėlių, tai tikrai pasakykit, mielai nusipirksiu. Ir dar šiandien norėčiau visai nudažyti išmetimų būtent tos vamzdžius, kurie yra smėliuoti karščio atspariais dažais, tam, kad ateityje mažiau rūdytų. Ar spėsiu, nemanau, bet pabandysim. Uždėjau vairiuką, kiek keistai gal atrodo tas, kol dabar lempas nėra, bako nėra, bet tikrai labai patogus vairas, žiauriai gražiai nudažytas, net sunku jam perteikti. Nusipoliravau laikiklius vairo, tiltelis, viskas kol kas blizga, gražu, einam rinkti toliau. Nu ką, šiandien baigiau, nemažai iš tikrųjų pasidariau, nors pabuvau gal 3 valandas nepilnas, kažkas tokio. Tai jau turim nudažytus Kobros išmetimus, ugniai, karščiui atspariems dažams. Dažais, jau prisiuočiau šitų dažų. Vairiukas uždėtas, viskas priveršta, viskas sulyginta taip, kaip turi būti. Gale amortikas taip pat jau paruoštas ir sutvarkytas. Kiek užtrukau iš tikrųjų su priekiniu pakoju, jeigu matot, tai iš tikrųjų uždėnėjau, matot, jis yra nupoliruotas ir čia truputėlį prasileidau, kadangi įvorę, kurią padariau truputėlį per ilgą
ir varžtas taip pat yra per ilgas, kadangi apatinis varžtas eina kiaurai, o viršutinis tik įsisuka į patį kėbulą. Tai šitoj vietoj truputėlį padegiau, bet principai iš tikrųjų tikrai visai neblogai, visai esu laimingas. Pirmadienį liks uždėti ratui guolį, ne ratui, o reduktoriaus stabaliai guolį, uždėti patį ratą ir iš tikrųjų jau bus galima aprinkti, uždėti baką, priekinę blendą, baką, galinę blendą, pirmąjį tikriausiai gal dar nespėsim, nes dar ten irgi elektros yra reikalas, bet principai manau, kad antradienį galima tikėtis užkūrimo, kaip ir minėjau praeitam video, tai kol kas nenoriu prisišnekėti, kažkur medžią reikia padaužyti, nenoriu prisišnekėti, bet kol kas viskas pagal planą. Tai kaip ir minėjau, savaitgalį nefilmuosiu, šiandien yra penktadienis, tai gero visiems savaitgalio, o aš irgi keliauju jau namo, kadangi esu pasižadėjęs šiandien grįžti ne 10, ne 11 valandą. Tai family first ir aš važiuoju namo. Tai ačiū ir iki susitikimo už kelių sekundžių. Sveiki, špingolėtai. Ne, tai sveiki visi. Ką čia sveikinu, šiandien klipe pasisveikinu su jumis kokiais 3-4 kartais. Tai va, bet tokelės tokios, šiandien turim sekmadienį. Žinau, sakiau garaže, sekmadienį savaitgalį nedirbsiu, bet labai noriu greičiau pasibaigti tą motociklą ir turiu truputėlį baimės, kad galiu nespėti iki pirmadienio antradienį jį užkurti. Tai pagalvojau, atvažiuosiu, truputėlį padirbėsiu ir galbūt jum dėl to teks mažiau laukti. Tai einu persirengti, nieko per daug nelaukiu, einu persirengsiu ir kirpsim toliau darbus. Ir šiandien ką darysim, tai poliruosim priekinį galinį ratą, tada pabandysiu ant vairo uždėti jau elektros tos dėžutės, nusivesti laidus iki priekio, kur lempa stovi, nes ten visas laidinas slepiasi ir bent jau tiek norėčiau šiandien pasidaryti. Kaip spėsim, nežinau, bet pabandysim. Kitas dalykas, tai truputėlį pasireguliavau mikrofonus, nes neįtin patinka garsas, kaip skamba, tai jau garsas dabar truputėlį skirsis šitoje video dalyje, tai atsiprašau, bet vėlgi viską darau tam, kad kokybiškiau jums perteikti visą turinį, o garsas žinau, kad tikrai yra labai svarbi dalis to. Tai tie kolegos, einu persirengti ir einu dirbti toliau. Tas savaitgalis tik silpniesiams. Ok, tai pradėsiu nuo rato švietimo šiandien. Bet prieš tai pagalvojau, kad labai norėčiau padėkoti keliems iš jūsų. Tai žiauriai didelis ačiū yra Raimondui, kadangi jisai susisiekė žmogus su manim elektroniniu paštu, prieš tai dažnai irgi komentavo gerus visai komentarus. Susisiekė, papasako, kaip išvengti, kadangi su šitu motociklu ketinu apvažiuoti Lietuvą, tai jisai man papasako, kaip išvengti visokių žvyrkelių ir kitų dalykų, tai tikrai labai padėjo man dėliojantis maršrutą, daug pasiūlymų tikrai, tai tikrai didelis ačiū tau. Kitas komentatorius, kuriam labai norėčiau padėkoti, tai Mr. Samotomas, tai irgi tarsi net nesitikėjau, kad tik įkėlus video, ten gal už 15 minučių jau man padėjo žmogus surasti bušingus amortizatoriaus, tai tikrai, hebra, noriu, kad žinotumėt, kad žiauriai fainai jaučiuosi dėl to, kad jūs rašote, komentuojat, padedat. Tikrai žiauriai mane taip motyvuoja toliau daryti, toliau kurti, nes žinau, kad esu stebimas ir kad gaunu tą atgalinį rezultatą. Tai tikrai visi, kad žiūrite, nebijokite, komentuokite, klauskite, pasiūlykite. Žiauriai fainai, tikrai žiauriai fainai. Nežinau, aš pats esu iš tų žmonių, kur komentuoja po kažkieno kito video. Gal prisibijau, gal nenorite savo nuomonės kažkokias reikš, bet tikrai drąsiai čia galite tai daryti, viskas yra ok. Tai dar kartą ačiū jums, kad žiūrite, ačiū jums, kad komentuojate ir einu toliau šveisti, nes tikrai nemažai darbų, noriu viską pasidaryti.
Vienas komentatorius klausė, sako, dabar jau kai tiek visko padarai, su tuo, kas susidūrė, ar vis dar nesigaili, kad nusipirkai tai paklai motociklą iš JAV. Trašiau jam tą patį, ką tikriausiai jums pasakysiu, tai nesigailiu. Nesigailiu tikrai, nes nusipirkau ne vieną motociklą, nusipirkau ir patirtį, ir tam tikrų dalykų sužinau, viskas yra ok. Sekantį kartą, ar pirkčiau tokį patį? Pirkčiau gal kiek žiūrėčiau į oksidaciją, jeigu pamatyčiau labai oksidavusią liumą, gal žiūrėčiau kitą variantą, nes 50% čia tikriausiai, koks 30% čia yra remontas ir likę 70 yra poliravimus. Tai vienintelis dalykas, gal kur kažką pakeičiau, bet šiaip ne. Aš esu laimingas žmogus ir man viskas kaip ir yra ok su to, ką nusipirkau. Ir vis tiek laukiu, kada aš jį paleisiu ir viskas yra ok. Tai tiek, tai poliravimas. Kitas dalykas, kas man žiauriai pasiteisino, tai pirmąjį geri įrankiai irgi yra reikalingas dalykas, kadangi kada čia ketvirtadienį gal Lukas, kai buvo, irgi bandžiau poliruoti vieną kitą dalyką, tų mūsų paprastesnių suktuko kumai įsikrauna nesąmonė. Čia vieną batarkį antrą dieną drožiu ir dar galiu pasakyti, kad likę viena paskutinė padala. Tai geri įrankiai tikrai žaidžia šitą visam dalykę. Ir tiek. Ką norėjau pasakyti, tai radau gal naują variantą, kaip poliruoti, tai autosoliaus pasta. Jaučiu pats geriausias dalykas. Jinai grubestė, greičiau viską nuima, bet, pakol kas tai man labiausiai patiko. Ir kaina ten gal 6-7 eurų. Tai tiek, einu aš toliau šveist. Ok, tai ką manot, kaip jum? Žodžiu, įsidėjau plius minus rankenėlių visus reikalus. Tam įsidėjau, kad galėčiau atsigaudyti elektrą. Tai viską susijungiau čia, kaip kas turėtų būti preliminariai. Ir dabar mano tikslas šitam visam reikale yra pajungti skydelę prie originalių laidų. Ir aišku, po to reikės čia viską gražiai sudėlioti, nes, dabar tai čia kabantis reikalai. Tai tiek, tai einu krapštytis elektrą. Labai nepatinka man elektra iš tikrųjų, bet reikia padaryti, kitaip nebus. Ok, tai po paskutinio filmavimo praėjo geras 2 valandos. Prasikeikiau žiauriai daug, bet sujungiau pagaliau pagrindinės Dakotos fiškės ir jau galiu pasidžiaugti degimukas, kad šį bei tą, nežinau, ar matosi, bet jau šį bei tą matom. Tai kaip ir viskas sakė, nes dabar išsiaiškinau pagrindinės fiškės, kur kas jungiasi. Šiaip taip gavosi užkurta skydelė, dabar liko visos papildomos fiškės, tai padaryti daug trišakių, viską sujungti, kad galėčiau matyti tokius dalykus ant skydelio, kaip ir ant įspėjamojo šito reikalo, ten, nežinau, kuro lygis, kiti visi dalykėliai. Tai dar nusidažiau galinio sparno vidinę detalę per tą laiką, nes buvo biški nervų, tai nuėjau kažką kitą pakrapščiau ir panašiai. Apsirinkau rankenėlės, stabdžių ir sankabos šlangutes susijungiau, veidrodėlius susidėjau, vieną rankeną susidėjau, gazo rankeną dar kol kas nedėjau, nes reikės ją ištraukti iš senos rankenos, tą vidinę dalį, žodžiu. Yra dar reikaliukų, bet visai nemažai šiandien padariau. Draugai, šiandien aš jau nusikaliau. Taip pažodžiau su elektra darbiški, kaip ir viskas ok. Liko dabar tik tos papildomas indikatorius sujungti, kas nėra didelis darbas. Surinkau galinį sparną, posakiai tai tokie sausau atrodo. Nežinau, bent jau laikinai
kol užsikursiu, kol praeisiu technikinę, tai paliksiu juos, po to spręsiu šitą klausimą. Aplinkau darbiškai priekinę šakės, uždėjau apsaugėlės abiejų pusių. Ką žinau, visai neblogai šiandien padirbau, bet sakau, jau tikrai pavargau, tai nepykit, bet jau šiandien baigiu, susitiksim rytoj. Tai aš varau namo, o mes susitiksim su jumis už kelių sekundžių. Na ką, nauja diena, naujas aš. Žodžiu, ką, einam toliau remontuoti, greitai užkandu. Šiandienos tikslai mano bent jau yra dasimuš su elektra pagaliau, bent jau priekį. Labai norėčiau pradėti ir galinį sparną daryti. Ir atvažiuoti Lukas turėtų, įdėti galinį ratą, nes pasiguoliai. Tada galinį stabdžių supartą reikia įdėti, buvo prasuktas varžtas, ieškojau M12-125 regiklio. Tai žodžiu, šiaip netai pradau, suradau ganėtinai per brangiai, nes rūko pirkau. Tai žodžiu. Tai tokios takelės, einu krapštytis, indabinining. Nu ką, turim lempą jau. Pusę dienos darbo, bet lempa jau susikrovė. Įjungus degimą, skydelis veikia, lempa šviečia, posūkenzai priekiniai dirba. Aišku, dar galinį nepajungti, tai dar ir veiklos. Lukas dedu išmetimą. Vieną uždėjau, antram dar. Kodėl tu koverį neuždėjai? Nes šitai pagaudai. Ok. Tai va, tai tokios takelės. Nu ką, šį kelią jau 10 val. Vakaro. Gan intensyviai čia dirbau, tai per daug kažko neparodžiau. Pradėjau galinę sparno elektrą tampyti. Tai kol kas įsivedžiau gabaritą galinę, stabdį. Liko dar vieną kanalą padaryti posūkiu. Nusiaurinam priekinę sankabą, sankabyti jau kaip ir yra, viskas ok. Užmečiau priekinę lempą, priekinės lempos tą visą elektrą skydelio sujungiau. Kaip ir viskas ok, bet nerodo neutralo. Tai gausiu tikriausiai rytoj dar kartą prastardyti. Ir tiek, rytoj bandysim uždėti galinį ratą. Galinį ratą su galiniu suportu, nes galinį suportu reikėjo sriegpjovės. Ten truputėlį patvarkyti varžtą, nupirkau sriegiklį. Ne, taip supratau, tai nupirkau sriegiklį. Reikės rytoj važiuoti, grąžinti ir paimti sriegpjovę. O galiniai ratui guoliai jau atkeliavo, gavau žinutę, reikės paimti ir montuoti. Tai tokios takelės, varau aš jau namo ilsėtis. Nu ir šiandien tiek. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksim už kelių sekundėlių. Nu ką, new day, gavau guolius. Gavau guolius tokius pačius, kaip ir vakar Lukas atsivežė. Tai žodžiu, tai ką, einu aš posūkių pravodkę dar išvesti. Išvedu posūkių pravodkę, atvaro Lukas, uždinam ratą, galės uždėti sparną. Ir uždėjęs sparną darysiu, pabandysiu, paieškosiu, kur pamečiau neutralo lemputę. Tai kol kas tiek. Einu krapštytis.
Ok, tai padariau galinius pasukiukus, sujungiau, viskas ok. Čia bus numerio apšvietimui, tai dar kol kas nieko per daug su jais neturiu, nes neįsivaizduoju, iš tikrųjų, kur numerio apšvietimą dėsiu. Viskas gražiai, per gamyklinę skylę. Nežinau, kur plius, kur minus, nežinau, ar gerai sujungiau. Stengiausi daryti labai sandariai ir labai gerai, tai gautis gavosi. Tikrai esu patenkintas elektra, kurią padariau. Tik tai, kad toks žaidimas gausis dabar, kai reikės paginėti posūkius, kur posūkių pliusas, kur minusas. Na, bet iš galo šiaip ranka užsikiša gan patogiai, tai pasikeisti manoma. Ir tiek. Tai čia su elektra baigiau. Sparną dėsiu dabar į šoną. Ir lauksiu Luko, o per tą laiką reikia pabandyti pasigauti neutralo lemputačką. Įjungus. Ne, nieks neperšok. Tai va, tai einu ieškoti neutralo. Sakykit, ką norit. Bet jau panašiai. Tai sutvarkiau ten visus tuos sujungiu šlangutes į suportus. Priekinis sparniukas susidėjo, gražu viskas. Čia laikinai hamutai sutrauksiu, sakiau šlangas, tai už mėnesį laiko bus viena stabdžių šlanga. Ir kai ją gausiu, tada šitą laikiklį, nes jisai čia toksai darytas, perdarysiu prie originalios vietos. Tai truputėlį irgi pagražės. Tai tiek. Pasižiūrėjau elektrą. Galiu pasakau, iš tikrųjų, jau biškai šokinėja mintis. Žodžiu, skambino Lukas, atvažiavo Lukas jau Partizanų gatvė. Tai už kokių gerų 15-20 minučių bus, nes dabar pats kamščiametis. Ir bandysim reksti galą. Ir labai tikiuosi, kad šiandieną vėl galėsim jau jį nuleisti ant ratų. Ir užkurti. Ir gal net pavažiuoti kokį metrą. Arba paburnautin kokį metrą. Žodžiu, tai va, bet jeigu burnautinsim, tai vėliau papasakosiu. Įsiblaškęs truputėlį, aš čia dariau, skubėjau, apsitvarkiau, susitvarkiau. Ir tik viską baigiau staigiai, pasiėmiau kamerą iš karto jums pasakot. Tai sorry, kad tai pasiblaškęs, bet dirbam toliau ir keliaujam dirbti toliau. Jau nemažiais laikais. Žodžiu, Lukas deda hamutų duslintuvą paskutintų. Taip, dėsime ratą. Ir dėsime ratą. Ir suportą jau pasidarė. Ir netgi suportas jau pasidarė. Ja. Galimai šiandien bus užkūrimas? Bus ar nebus? Gali pasakyti, kad bus? Čia žinokit, čia neįsivaizduoju, kiek čia yra žiauru. Kas tvarkė? Aš tvarkiau, bet... Ką darai? Lukas orina priekinius stabdžius, ratas jau uždėtas, galinius suportas uždėtas. Aš sukinėjau baką, padarau baką, nusorinam stabdžius, bandom dėti galinį sparną, baką ir jau yra tikimybė, kad šiandien kursim mocą, ne? Benzino turėsiu važiuoti. Pilsim amerikonišką. Aišku, amerikoniškas benzas pats geriausias. Galonai. Litrai, tai čia tik tais tiek, kur... Gerai, tai nusiordinam visą sistemą. Priekinius galinius stabdžius, užpylėm galinį reduktorių tepalo. Viskas dedam baką. Variklio tepalo dar dapylėm, kiek trūko. Dėsim oro filtrą. Jo, dedam oro filtrą ir bandom dėti baką ir pakurt
Pažiūrėsim, kas čia bus. Ar užsikurs? Gali prieki. Yep.